Kai tu svajoji įsigyti nuosavą būstą, bet vis nerandi to kelio, kuris tau padėtų, atkreipk dėmesį į šitą. Ir taip tu galvoji, kad daleiskim 2 kambarių butas tau kainuos 50 000 ir tau po 1000 reikėtų taupyti 50 mėnesių, o tai gana ilgai. Net jeigu ir po 100 taupytum, tau reikėtų 500 mėnesių. Tai yra dar ilgiau. Taigi, ką daryti? Nueiti į banką ir įsitaisyti viso gyvenimo skolą? Ar atkreipti dėmesį į sekantį bendruomenės pasiūlytas taisyklės? Bendruomenės taisyklės skamba taip. Tu sudarai taupimo sutartį. Sumą mėnesio nusistatai sau pat, ar tai 100, ar tai 50. Taip, per 5 mėnesius, per 5 metus tu nekažin ką sutaupysi, bet viską, ką tu sutaupysi, bendruomenėje daugysis iš 2. Jeigu tu sutaupysi 3000, gausi 6000. Jeigu tu sutaupysi 6000, gausi 12 000 termino pabaigoje. Tai atsižvelgus dar namui trūksta, bet kad tau būtų lengviau taupyti visą sumą ir greitai pasiektum šio rezultato, bendruomenės leidžia tau pardavinėti namo komplektus. Vienas namo komplektas tau gali uždirbti 10% jo kainos. Atsižvelgus į tokio pačio namo vertę, tu uždirbtum 5000 eurų. Taigi, ar tai tau padėtų greičiau nupirkti tavo namą? Bendruomenė yra karjeros lentelė. Karjera. Čia numatyta 100 objektų, 100 komplektų namo pardavimą. Parduodant 100 namo komplektų po 10% tu uždirbi 1000% atlyginimą. 1000% atlyginimą. Tu jau tikrai gali savo nupirkti ne vieną namą, o ir gerai gyventi iš to. Bet atlikus šitą darbą, bendruomenės taisyklėse yra numatyta papildomai tau skirti 120%. Tai vadinasi namas dovanų. Ar tau šios taisyklės tinka? Jeigu taip, susisiek ir aptark tavo namo įsigijimo sąlygas.